Leidykla Vaga pristato Donaldo Duškino knygą Retorika vaikams. Daugiau nei 100 klausimų apie kalbėjimo meną. Skaito Jurgis Marčėnas. Vilnius 2020. Skiriu savo vaikams Gabrieliui Nojui ir Arijui Tiliui bei savo krikšto vaikams Augustinui, Aurėjui ir Juliui. Jūsų tikrumo dėka sukasi pasaulis. Kalba – tai žodžių muzika. Prologas. Žodžiai, dėja, nėra tiesiog vėjas. Poetas Donaldas Kajokas. Noriu papasakoti tau istoriją. Ši istorija apie stebuklą. Stebuklą, kuris vadinasi žodis. Nuo žodžio viskas prasidėjo. Žodis – tai kūrėjas. Žodis gali gydyti, bet gali ir rimtai sužeisti. Žodis – tai raidės. Raidės – tai natos. Natos – tai muzika. Žodžiai yra raidžių muzika. Kalba – žodžių kūrinys. Ir tik nuo mūsų priklauso, kokią žodžių muziką mes sukursim. Žodžiais mes mokomės mąstyti, o mąstydami mokomės gyventi. Kaip kalbame, taip ir gyvename. Apie žmogų lengviausia spręsti pagal jo kalbą. Ji lengvai atskleidžia žmogaus charakterį. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo lobyno ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Evangelija pagal Luką. Žodis gali pakeisti pasaulį. Ši knyga apie meną kalbėti, apie meną kurti žodžių muziką. Ši knyga apie retorikos meną. 10 istorijų arba kaip skaityti šią knygą. Šios visos knygos istoriją sudaro 10 mažesnių istorijų. Kiekviena mažesnė istorija atspindi vieną su retorikos menu susijusių temų ir atsako į svarbiausius tos temos klausimus. Gali skaityti visą knygą nuo pradžios iki pabaigos arba išsirinkti tave labiausiai dominančias temas ir koncentruotis ties jomis. Aristotelio ir Tiltilio susitikimas. Privalome pasitelkti vaizduotę. Vaizduotė yra raktas. Rolfas Apelas. Įsivaizduok, koks magiškas šis žodis. Jei gali įsivaizduoti, vadinasi tai įmanoma. Ir tai tikra. Įsivaizduok, kad tavo pasakyti žodžiai įkvėpia dideliems ir kilniems poelgiams ne tik patį, bet ir tavęs besiklausančius. Įsivaizduok, kad ne tik skaitai šią knygą, tačiau tuo pat metu atsiduri graikų amfiteatre. Graikiškai amfitetron, amfi, amfus, aplink, plus teatron, reginys. Senovės graikų ir romėnų teatro statinys su pusračiu kylančiomis žiūrovų sėdynėmis. O juk antikos laikų Graikija – retorikos meno lopšys. Ir stebi linksmą bei įdomią retorikos pamoką, kurioje susitinka Aristotelis ir Tiltilis. Įsivaizduok, kad toks susitikimas ir tokia pamoka bent jau šioje knygoje yra įmanomi. Tad susipažinkim iš arčiau su mūsų istorijos herojais. Tiltilis. Toks tipiškas šiuolaikinis paauglys, puikiai besijaučiantis virtualių žaidimų pasaulyje ir čia praleidžiantis daugybę valandų. Tiltilis labai draugiškas, kiek išdykęs, kiek pritingintis mokytis. Tačiau jis yra labai smalsus ir spinduliuojantis gyvenimo džiaugsmą. Tačiau jį džiugina ne viskas. Jam labai nepatinka kalbėti prieš žmones, prieš auditoriją. Jis visiškai įsitikinęs, kad šio talento neturi. Kitaip tariant, jam neduota. Tiksliau pasakius, jį kažkas bando tuo įtikinti. Aristotelis. Filosofas, išmintingas mąstytojas, žinantis atsakymus bene į visus įmanomus klausimus. Jis laikomas retorikos meno pradininku. Prieš daug amžių Aristotelio parašytas veikalas Retorika yra laikomas vienu svarbiausių tekstų apie įtaigumą. Jis supranta žodžio svarbą ir galybę. Žodžiu, jis labai rimtas filosofas. Tiesa, jo viduje gyvena išdykęs vaikas. Tad te prabyla herojai ir te prasideda istorija. Graikų amfiteatre Aristotelis repetavo savo kalbą, kurią netrukus turėjo sakyti dideliai žmonių miniai.
Tiltelis nedrąsiai ir kiek pavydžiai pažvelgė į repetuojantį Aristotelį. Jį žavėjo filosofo užtikrinta laikysena, atsipalaidavimas, sodrus balsas ir tikslus bei nuoseklus minčių dėstymas. Buvo aišku, kad prieš jį stovėjo didis mokytojas. Prisiartinęs Tiltelis kiek nedrąsiai ir labai tyliai paklausė. Mokytojau, o tu mokai? Aš mokau pasakoti istorijas. Tai pasakęs jis mirktelėjo akį ir plačiai nusišypsojo. O ar įmanoma to išmokti? Be abejo. Man atrodo, tai žmogui duota arba ne. Man neduota. Neturiu šios įgimtos dovanos. Nepasitikiu savimi, nemoku pasakoti istorijų, bijau kalbėti viešai prieš auditoriją. Mielas Tiltili, šią dovaną turi visi. Kiekvienas, kartoju, kiekvienas gali laisvai ir įtaigiai kalbėti viešai. Tik vieni tai žino, o kiti pamiršo. Nori pasakyti, kad ir aš galiu? Tikrai taip. Ar gali mane išmokyti įtaigaus kalbėjimo ir istorijų pasakojimo meno? Išmokyti negaliu. Galiu tik paskatinti galvoti ir prisiminti tai, ką tu ir pats, kaip ir kiekvienas iš mūsų, jau žinai. Tai reikia pasitikėti savimi, Tilteli. Puiku. O kada galime pradėti? Geriausias laikas yra dabar. Pradėkim. Sveikas atvykęs į stebuklingą istorijų ir savęs pažinimo pasaulį, mielas Tiltili. Niekada nesužinosi, ko nežinai, kol neužduosi klausimų. Tad koks būtų tavo pirmas klausimas? Kas yra istorijų pasakojimas? Pirma istorija. Kodėl žmonėms patinka istorijos? Tiltili, viskas yra istorija. Visas mūsų gyvenimas yra istorija. Viskas, ką mes darom, tai pasakojam vienas kitam savo istorijas. Aristoteli, ar todėl žmonėms ir patinka istorijos? Taip, mes, kaip gyvybės rūšis, esame priklausomi nuo istorijų. Net kai kūnas miega, protas visą naktį dirba, pasakodamas mums istorijas. Istorijos patinka visiems. Gera istorija sustiprina mūsų jausmus, pasitikėjimą, užuojautą ir empatiją. Empatija tai yra stipri aistra, įsijautimas, gebėjimas įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprasti kito jausmus. Tai mus motyvuoja dirbti su kitais ir daro teigiamą įtaką mūsų socialiniam elgesiui. Istorijos turi unikalų sugebėjimą užmegzti ryšius. Kai išgirstame kokius nors faktus, jie suaktyvina duomenų tvarkymo centrus mūsų smegenyse, bet kai išgirstame istorijas, jos suaktyvina jutimo centrus. Tad klausydami istorijų ir jas pasakodami, imame geriau jaustis, darome šiek tiek geresni ir atrandam naujų draugų. Be istorijų žmogus iš viso negalėtų egzistuoti. Istorijos tai viso to, kas mus daro žmonėmis, šerdis. Istorijos yra integruotos į mūsų biologiją. Jos turi galią įkvėpti, motyvuoti ir pagydyti. Pasakojant istorijas ir jų klausantis mes atsipalaiduojame. Išjungiame kūno streso reakcijas ir įjungiame atsipalaidavimo režimą. O daugumos istorijų pirmoji frazė – vieną kartą, kadaise, o buvo taip – turi stiprų, kartais net hipnotizuojantį poveikį. O ar tai įrodyta moksliškai? Taip. Mokslininkai istorijų galią aiškina taip. Kai mes išgirstame istoriją, kuri mums patinka, organizme padidėja oksitocino kiekis. Oksitocinas – tai hormonas, atsakingas už mūsų gerą savijautą. O štai iš Princetono universiteto neuromokslininkai atliko tyrimą, kuris atskleidė. Pasakojant istorijas, pasakotojų ir klausytojų smegenų darbas rodė bendras, laikinai susietas reagavimo schemas. Klausantis gerai papasakotos istorijos aktyvuojasi tos pačios klausytojo ir pasakotojo smegenų sritys. Klausytojo smegenys atspindi pasakotojo smegenis. Kitaip tariant, kai išgirsti gerai papasakotą istoriją, tavo smegenys reaguoja taip, tarsi pats tai patirtum. Tavo smegenys tave įtraukia į istoriją. Žmonės
yra empatiškos būtybės. Mes reaguojame į istorijas, nes jos lavina emocijas ir bendrumo jausmą, ryšį. Istorijos priverčia pasijusti kažko didesnio už mus pačius dalimi. Argi tai ne puiku? O įtaigus istorijų pasakojimo menas vadinasi retorika. Retorika? Pavadinimas girdėtas, tačiau bent jau aš tikrai daug apie tai nežinau. Kas tai? Ar gali papasakoti plačiau? Antra istorija. Retorikos menas. Tiltėlė. Retorika iki šių dienų turbūt mažiausiai ištirtas menas. Dažnas dabarties žmogus galvoja, kad retorika arba viešasis kalbėjimas, kaip ji kartais yra pavadinama, nors tai ne visai tas pats. Viešasis kalbėjimas tai yra sudėtinė retorikos meno dalis. Yra manipuliavimas auditorija. Manoma, kad įtaigus kalbėjimas tai yra noras efektingai pasirodyti, siekiant sėkmingiau parduoti savo produktą, paslaugą ir panašiai. Toleruojama ir vertinama ne tiek žmogaus iškalba, kiek gebėjimas daryti poveikį kitiems. Poveikį, kurio pagrindinis tikslas – savanaudiškumas. Tokiu būdu pamirštama tikroji metafizinė retorikos pusė. O juk jau senovės egiptiečiai tikėjo žodžio galia, nes žodis, gimstantis kvėpuojant, yra pati žmogaus esmė. Retorika – vienas seniausių žmonijos menų. Tai yra menas kalbėti. Mes mokomės medituoti, kvėpuoti, tylėti, valgyti ir tai vadiname sąmoningais dalykais. Tačiau labai dažnai kalbėjimo fenomeną, kuriuo skiriamės iš kitų visoje gyvojoje gamtoje, mes tarsi nurašome, lyg tai būtų normalus, savaime suprantamas dalykas. O juk retorika, kalbėjimo menas, yra sąmoningas kalbėjimas. Mokydamasis retorikos aš ne tik mokausi kalbėti, dėstyti mintis prieš auditoriją, įtikinamai ginti savo argumentus. Mokydamasis retorikos geriau pažįstu save. Aš mokausi atsipalaiduoti. Atpažįstu, ko bijau, ko noriu. Aš mokausi ginti savo įsitikinimus, savo tiesą, savo požiūrį. Mokausi būti pauzėje. Kaip sakė senovės graikai, kalbėk, kol save pažinsi. Retorika – tai sąmoningas kalbėjimas, kuris visiškai skiriasi nuo tų mūsų kasdienio, nesąmoningo kalbėjimo, prie kurio esame įpratę. Tačiau svarbiausias dalykas, Tiltėlė, kad retorika – tai laisvų žmonių menas. Vidumi laisvų žmonių menas. Laisvų nuo baimių, kompleksų, ribojančių įsitikinimų. Kai žmogus laisvas, tuomet jo žodžiai liejasi laisvai. Tokio žmogaus malonu klausyti, juo norisi tikėti ir sekti. Labai svarbu, jog retorika – tai įgūdis, kurį kiekvienas, noriu dar kartą tą pabrėžti, Tiltėlė, kiekvienas gali išlavinti. Kiekvienas gali kalbėti įtaigiai, tik daugelis šitai pamiršo. Norint atskleisti šį įgūdį, visų pirma reikia susipažinti su pagrindiniais retorikos meno elementais, o susipažinus, pradėti juos lavinti. Taigi, retorikos meno elementai. Pirmas. Mūsų charizma. Antras. Mūsų mintys, jų įtaka ir jų valdymas. Trečia. Mūsų kvėpavimas. Ketvirta. Mūsų kūnas. Penkta. Mūsų balsas. Šešta. Mūsų istorijos struktūra. Septinta. Mūsų gimtoji kalba. Štai 7 retorikos meno elementai. Belieka pradėti juos lavinti. Na, kaip, Tiltėlė? Kaip ir gerai, bet... Na, gal kiek nuobodu. Gerai. O kaip aš turėčiau tau pristatyti retoriką, kad nebūtų nuobodu? Pasakodamas istorijas. Šį kartą Tiltėlis plačiai nusišypsojo ir mirktelėjo Aristoteliui. Puiku, Tiltėlė. Ačiū tau už šią pastabą. Gerai. Aš tau papasakosiu po istoriją apie kiekvieną iš retorikos meno elementų. Bet pradėsiu nuo retorikos meno atsiradimo ir vystymosi istorijos. Taigi, o buvo taip.